Mes žvalgomės po įvairias pasaulio šalis, ten ieškodami keistenybių, civilizacijos aukštumų. Tačiau kiek mes žinome savo kraštą? Būdama maža valstybė, išauginome ne vieną 10 garsių sportininkų ir gal tai nėra visai atsitiktinumas, nes kažko ypatingas tas mūsų kraštas, Lietuva vadinasi. Ieškoti Dievo. Tai buvo vietos, kurios sudarė tam tikrą tinklą, galbūt sakykime, visoje teritorijoje. Visame pasaulyje yra išdėstytas atitinkamos struktūros, kuriuose šitokia aplinka yra sudaroma. Matome, kad kažkur tai Gizos slėnyje pamatysime piramides, kitose vietose mes pamatysime kažkur tai Kaukaze dolmenus, pagaliau Plokštikalnėse kažkur tai pamatysime kažkokius ornamentus išdėstytus, kur dabartiniai mokslininkai negali niekaip suvokti, kas tai per dalykas. Galbūt, sako, kosmodromai kažkokie, galbūt kažkas tai ateivių nusileidimo, kilimo vietos. Tai yra šitos teritorijos apsauga ir šitos teritorijos vietinių žmonių išgyvenimo ir komforto kėlimas. Baltų teritorijose matome, kad randame dabar jau šventvietės, tai buvo išardytos šventovės, kažkada tai veržiantis svetimai naujai religijai. Ugnim degintas, bet nesudegintas, kalaviju dalytas, bet nepadalytas, o ne paprastais stebuklais ir nestebuklais tikrai garsus. Iš praeities mes galime pasisemti ne tik stiprybės ar kantrybės, bet ir senolių išminties. Yra atitinkami elementai, akmenys, aukurai, jie įkomponuoti natūralioje aplinkoje, gamtoje, ne bet kaip, ne bet kur, o būtent tose vietose, kur yra energetiniai srautai galingesni. Patyrinėjęs ne vieną šventvietę, ne vieną šventovę, susidariau vaizdą, ką galima sukurti arba rekonstruoti, atkurti čia. Čia yra ne vien tik tai kažkokia tai viena alka arba viena kažkokia tai šventovė, čia yra visa eilė. Čia yra įvairių šventviečių, įvairių šventovių Europos rekonstrukcijas padarytas. Mes nusileisdami į tą kiaušinio formos pusiasalį tokį, tarsi nusileisim į fizinę erdvę motinos gamtos kiaušinį. Nusileidome iš mentalinio plano į fizinį, o iš 3 pusių aplinkui yra, reiškia, vandens energetika. Iš 4 pusės yra aukštas kalnas su mišku. Tarsi kiaušinio lukštas. Tuose vietose akmenys sudėlioti, kur energetinių gardelių susikirtimo taškai yra. Rombas ir kiaušinis, viso gyvybės pradžia yra iš kiaušinio visoje visatoje, ne tik tai mūsų žemėje. Ta teritorija riboja akmenys, vanduo ir medžiai. Sukurtas natūralus gamtinis fonas. Ne mano sukurtas, o pačios gamtos. Čia yra kiaušinis, kurį sukūrė pati gamta, gamtos motinos kiaušinis. Ir tame kiaušinyje įmontuotas rombas. Mūsų energijų. Fizinio kūno energijų. Bukagalio rombo viršūnė, tenai bus mailagalio rombo viršūnė ir šonuose matysime rombo šoninės viršūnės. Yra fizinė struktūra, kuri yra darnoje su savo energijomis. Energetinės, reiškia, struktūrą aplankysime, dvasinę struktūrą aplankysime, išminties arba psichologijos struktūrą ir aplankysime fizinę struktūrą. 4 struktūras, jas visas apjungia centrinis aukuras. Mokslas turės dar į daugelį klausimų atsakyti, tačiau kas akivaizdu, sunku būtų ir paprieštarauti. Ne veltui sakoma, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei 10 kartų išgirsti. Skeptikai gal to ir suabejos, bet vargu ar galės paprieštarauti. Tai, kas plika akimi matoma, o galiausiai ir jaučiama. Atsidūrėme struktūroje, tokiai energetiniai struktūrai. Čia pati gamta, jinai išdėstyta greta kiaušinio lukšto, atitekantis iš rytų upelis, upyna. Staiga daro posūkį ir iš vakarų krypties ir staiga padaręs posūkį teka į šiaurę. Taigi čia tame posūkyje yra didžiulis energijų pliūpsnis į čia.
Todėl ta struktūra yra orientuota vienu galu, tas rombas, į tą pritekantį upės vandens energiją srautą, kitų galų į centrinį aukurą. Čia yra iš vis gamtos sukurta žemųjų dažnių žemės arba šiuo atveju dar ir vandens energetika. Didžiulis energijos srautas yra iš žemės į viršų ir pritekančio vandens srautas. Tokios struktūros reiškia praeitį, prieš keletą tūkstantmečių, o gal ir keliolika, mūsų žyniai naudodavo šitokias struktūras kūno energijų atstatymui. Tokioje vietoje pabuvęs žmogus, reiškia, atsistato kūno energijos. Žinome, kad kartais būname tokie suglebę, tarsi kažkokie tai negalingi. Tai užtenka atstatyti kūno energetiką ir šita negalia tarsi išnyksta. Jeigu mes darnoj esame su gamta, reiškia mūsų kūnas yra sveikas ir mes jaučiamės gerai. Amžius mūsų ilgėja. Jeigu mes nesame darnoj su gamta, tai gali būti pagal mūsų dabartinį suvokimą energijų išsekimas, fizinė negalia, proto negalia, disbalansas fizinio kūno, fizinių vertybių su dvasiniam vertybėm, išminties ir proto. Tai vat visas struktūras čia yra. Kiekvienas savaip savo sopulius gydyti bando, tačiau niekas neneigia, kad gamta tikrai padeda. Ir ką jau bekalbėtum, svečia šalis ir tolimus kraštus lankydami. Visur gerai, bet namėjų geriausia. Labai mėgiamas sveikuolių, žiemą ir vasarą. Jie žino, ką darna su gamta reiškia. Todėl jie ir sveikuoliai. Jie mažiau tablečių ryja, o daugiau bendrauja su gamta.